Sveiki, atėjo metas vėlyvosioms vakaro žinioms. Studijoje esu aš Donata Vaiciekiūtė, dabar trumpai apie šios dienos įvykius. Mergaitės požymiai būtų apie 1,46 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo. Kaune šimtai savanorių ir pareigūnų jau ilgiau nei parą ieško iš namų į parduotuvę išėjusios 9-metės. Manoma, kad mergaitė gali būti pagrobta. Liudininkė stotelėje matė įtartiną vyrą su automobiliu, girdėjo mergaitės klyksmą. Stabtelėjo prie stotelę, tada dar pavažiavo, tada sustojo, išlipo žmogus, nuėjo iki stotelės. Klaipėdoje teisiami burtininkais ir visagaliais apsimetę sutuoktiniai gąsdino žmonės mirtimi ir ligomis, išviliojo daugiau nei 500 000 ir naujutėlaitį BMW automobilį. Manipuliuodami nukentėjusių patiklumu, jų baimėmis, šio apgaulį įgijo beveik 600 000 eurų. Visoje šalyje ūkininkų protestai degina didžiulius laužus, reikalauja keisti žemės ūkio politiką. Bet tai yra nevilties laužas. Naktimis paspaudus spėgui Putinas nusitaikė mažiau apsaugotus Ukrainos regionus, dauguma raketų pasiekė tikslą. O Rusijos pakalikas Vengrijos premjeras Orbanas gali netikėtai tapti Europos tarybos vadovu. Apsidraudę sprogusio Viršuliškių daugiabučio gyventojai šokiruoti, žmonės atgaus mažiau nei pusę būsto vertės. Nesvarbu, kad aš netekau viso turto gyvenimui uždirbto ir sąžiningai. Briuselio žarstomais milijardai žaliajam kursui susigundė ir sukčiavimu įtariami lietuviai. Prižadėjo, kad sukurs ypatingą plėvelę, bet vietoj milijonų sulaukė antrankių. O kartu buvo sulaikyti 9 įtariamieji asmenys. Golden Globe apdovanojimų ceremonijos akimirkos, kas suspindo ryškiausiai. Dakaro ralio 3 etape Benediktas Vanagas ir Vaidotas Žala tarp 10 greičiausiųjų. Važiuojant kopose pradėjo purkšti gesinimo sistemą. Visą saloną privarė putų. Trasoje sustojo ir rekordą taikėsis Lietuvos sunkvežimis. Šimtai žmonių, savanorių ir policijos pareigūnų Kaune ieško pradingusios 9 metų mergaitės. Jis sekmadienio pavakarę išėjo iš namų ir ketino vykti į parduotuvę. Paskutinį kartą mažametę kaunietę liudininkai matė autobusų stotelėje. Šalia pastebėjo ir įtartiną vyrą, girdėjo ir mergaitės riksmus. Nuo vakar šimtai savanorių šukuoja apylinkės ir ieško pradingusio vaiko. 9 metų kaunietė Agota pradingo sekmadienio